Atvykom į Tauragę pasikalbėti su Roko Baciuškos šeimos nariais. Galbūt sužinosime kažkokių paslapčių. Štai nors pristatymas vyksta Tauragėje, bet sugužėjo daugybė žinomų Lietuvos autosporto žmonių iš Vilniaus, Kauno ir be abejo iš Tauragės. Rokai, su kuo tu čia esi? Su kuo tu čia esi? Pristatyk. Su brolio, dukrytė. Kurio brolio? Vyresnio, ne? Geras jausmas, nepaslaptis, mes šiemet jau 2 varžybas važiavome, bet nežinojom, ar tikrai startuosim Dakare ir tikrai prisidėjo dar vienas papildomas partneris, tai tikrai išgelbėjo visą mūsų misiją ir misiją startuoti su šituo už nugaros automobiliu ir bandyti siekti svajonių Dakare. Visur sklando visokie gandai apie šturmanus. Šiemet aplamai yra šturmanų pasiutpolkė, tai išduok paslaptį, nes žinom, kad irgi ne tas pats šturmanas ir pas tavęs. Jo, šturmanas ne tas pats, bet ta pati, kaip sakoma, vardas, tas pats vardas. Bet mano šturmanas, su kuriuo važiavau šiais metais, tai jis turėjo problemų su nugara, tai teko keisti ir važiuosim šį Dakarą su mano irgi buvusiu šturmanu, pirmam Dakare, kur važiavom su Oriol Menas, tai su juo mes startuosime šiame Dakare. Tai vienas plius, aš jau su Evo važiavau jau Ispanijoje ir tai nėra jau naujas feelingas, kaip sakoma, tai daugiau kilometrų. Sekmadienį skrendu į Dubajų, turėsim 2-3 dienų testus, tai pasiruošimas jau prasideda ir kiek čia teliko jau viskas, toj gruodis ir Dakaras jau ant nosies. Ar technologiškai automobilis toks pats kaip Benedikto, ar ne? Nes jo upgrade'as tavo likti naujas visiškai. Manau, kad skiriasi. Negaliu atskleisti kuo, bet manau, nes mūsų pagamintas automobilis buvo Liepos mėnesį. Tai visiškai last spec, kaip sakoma, tai turim su komanda dar turim atrasti amortikus, testuosimės labai stipriai, bandysimės naujų dalykų. Dizainas, matos, kad padirbėta, kas čia aptaškė, kas taip dirbo, kas kūrė? Čia buvo labai ilga misija, mėnesį laiko suderinimai, tai, žinot, rėmėjas tenais nori, kad visi laimingi būtų, tai tikrai buvo reikalų, aišku, komanda, ačiū jiems irgi, be jų, tai net vienam tikrai neitų suderinti tas, bet dizainą tikrai darė vienas lietuvaitis, tai sukūrėm, brainstorminom ir padarėm gražų daiktą. Kada buvo aišku jau, kad važiuosi? Nes visiems įdomu, ar čia paskutinės minutės sprendimas, nes žinojom ir girdėjom, kad Kanamas siūlė vis dėlto likti komandoje ir važiuoti su jais. Kada tu sugebėjai nubrėžti tą jau aiškę liniją, kad, atleiskit vyrai, bet aš jau einu į didesnę smėlio dėžę? Maroke jau mes žinojom, kad mes startuosim. Paskutiniam pasaulio čempionate mes žinojom, kad jau startuosim. Kaip dar nežinojom, kaip viskos detalės, bet atsirado papildomas rėmėjas, tai labai gerai. Kranelis užsisuko dabar, kaip sako, šiek tiek. Apie 10-uką galvoji rimtai, ar apie dar aukštesnę vietą? 10-ukas būtų labai gerai, bet aišku, mes visi sportininkai, lenktynininkai ir, kaip sakoma, tik viena vieta yra, o kokia pirma. Tai tikslas bandyti ant podiumo užlipti, bet tikrai bus nelengva, nes šiais metais Fordas, Dacia, Mini, Toyota iš top 20-ukas bus labai stiprus ir visi spaustai labai per 10 metų, manau, kad Dakare nebuvo tokios konkurencijos, tai čia, manau, bus tikrai įdomi kova tarp legendų, daug jaunų irgi atėjo, tai ir aš atėjau dabar ir bus, manau, labai įdomi. Ar turėjimas overdrive'o užnugaryje suteikia tos papildomos dvasinės ramybės? Tai aišku, nes, kiek Naseras Al-Attiyah yra laimėjęs Dakarų ir žinom, kad overdrive'as irgi bus Toyota Gazoo, kaip sakoma, toj pačioj vėliavoj, tai mes gausim visko, ko reikia. Ar planas ateityje Gazoo, o ne overdrive'as? Tai taip, nes dabar mes ateinam su savo biudžetu, su savo rėmėjų biudžetu ir mums reikia mokėti. O tikslas Toyota, manau, nesvarbu, Toyota, Minis ar dar kažkas gamyklinių komandai, kontraktas ir tu važiuoji jau už atlyginimą.
Challenger klasės visas top 5-tukas praktiškai dabar sulindo į automobilių kategoriją. Ar nebus vėl ta pati peštynė? Bus ta pati tikrai, bus daug nervų visiems ir ne vien man. Ir žinom, kaip lietuviai, aišku, mėgsta lyginti lietuvaičius, bet aš turiu galvoje savo tikslą ir manau, kad jį įgyvendinsiu. Ar galima sakyti, kad tikras vyras prasideda tik nuo T1+? Ne, vyrai atvažiuokite Challenger, JSSV, pabandykit suvažiuoti tenais. Žiūrėkit, nei vieno lietuvio nėra Dakare, labai gaila, kad bagių niekas nedalyvauja lietuvių, tai fainiai turėtų būti. Susirinko gausiai žmonių, tai šeimos, visa šeima atvyko, gal gali trumpai pasakyti, senelį lyg tai va matėt? Jo, senelis atvyko, nedažnai kur jis atvyksta, nes tai yra sudėtinga jam vaikščioti. Ir jo, šeima, draugai, rėmėjai, partneriai, kaip jūs, žurnalistai, irgi atvykot, nepasidrovėjot ir pamatėt tą fainą renginį ir ne kiekvieną dieną galima pamatyti Lietuvoje. Tai vienareikšmiškai visiems norėčiau padėkoti fanam, rėmėjam ir visiems jums, ką jūs skleidžiat visą tą aurą ir kad sportas, autosportas tikrai tik augtų ir gyvuotų Lietuvoje. Ar važiuosi visą čempionatą? Galimai, jeigu geras rezultatas bus. Jeigu blogas, manau, kad ne. Žiūrėsim. Kai atėjai bagių, sakei, atėjau išpirdolinti, kažkaip panašiai žodį sakei. Jo. O dabar kokį žodį sakysi? Kaip dabar aš nežinau, kokį sakysiu, bet žinau, kad sakysiu vieną žodį. Kardaną tikrai nelaikysim. Dabar bus mano pagrindinis šūkis laikom kietą. Tai va, tai jeigu atsitiktų, tai visiems nulinktų, taip kaip sakoma. Tai manau, kad taip nebus, bet konkurencija, gamyklas, tikrai sudėtingas bus, kaip sakoma, Dakaras, sunku pasakyti, viskas bus aišku po 4 dienų, 5 dienų, kur mes būsim. Svarbu finišas ir geras rezultatas ir be jokių problemų. Tai va, nes greitis didesnis, koncentracija didesnė, tikimybė klaidą padaryti yra didesnė, nes važiuoji greičiau ir viskas kitaip. Tai žiūrėsim. Manau, kad turėtų viskas gerai būti. Esi važiavęs dabar su T1+ arba plus Evo turbūt 3 kartus iš viso, ne šiemet 2 kartus ir pernai vieną. Jo, tai... Kaip įvertintum savo pabandymus? Labai gerai, labai saugiai važiavau ir dar tikrai maksimaliai nei vienas varžybas nespaudžiau. O Dakare tikrai reikės jau spausti maksimaliai, nes tokia publika susirinko, kad ten nėra palauk. Ten arba dabar, arba niekada. Jie važiuoja tą steidžą, atrodo, kad paskutinis steidžas būtų, bet tokiu tempu reikia važiuoti. Nes jeigu tu paleisi per 4-5 dienas ten po valandą, valandą dar gerai yra. Bet jeigu 3 valandos jau bėda yra. Einam pasižiūrėkime Roko automobilį iš arčiau. Svarbu vairą pasimatuoti. Gerai. Atsarginis ratas, masės centras. Žodžiu, šitame automobilyje yra viskas, ko reikia patekti Dakaro 10-tuką, bet svarbiausia yra pati geriausia tarpinė tarp sėdynės ir vairo.